Lietuvos sporto laidoje apie mūsų šalyje vykstančias varžybas. Laidoje supažindinsime su svarbiausiomis jų. Vilniaus Siemens arenoje žibės menės gimnastikos žvaigždės, tarp jų ir olimpinės prizininkės. Tai bus stipriausios pasaulyje gimnastikos mokyklos. Lietuvos futbolo lygoje prasidės paskutinis lemiamas ratas. Prognozių tikrai nedarysiu, bet labai noriu, kad iki paskutinio turų išliktų intriga. Stipriausio šalies ledo ritulio klubas Elektrėnų Energija kovos su Baltarusijos aukščiausios lygos lyderiu. Lemiamuose mačuose, play-offuose ir teisėjai įtakoja stipriai tą žaidimą. Didžiausia Lietuvos krepšinio lygos intriga praėjusio sezono LKL finalininkų dvikova. Daugiau Lietuvoje vykstančių sporto varžybų tvarkaraščius rasite Facebook paskyroje Lietuvos sporto anonsai. Į didžiausią šalies arenas grįžta meninė gimnastika. Siemens arenoje šeštadienį vyks tarptautinis turnyras Dalios Kutkaitės Vilniaus taurė. Jame dalyvaus nemažai pasaulio meninės gimnastikos žvaigždžių, tarp jų ir Rio de Janeiro olimpiados prizininkė ukrainietė Gana Rizatinova. Tai bus stipriausios pasaulyje gimnastikos mokyklos Ukrainos, Baltarusijos, Bulgarijos, Izraelio ir tuo pačiu pakvietėme Baltijos šalių atstovės dalyvauti šiame turnyre. Tai stipriausios pasaulyje gimnastikos mokyklos. Kadangi yra olimpiniai metai, buvo sudėtinga iš tikrųjų sukviesti, nes grafikas ir varžybos labai vyko intensyviai. Ir dėja negali atvažiuoti Margarita Mamun, olimpinė čempionė, nes turi traumą, ir Kudriavceva, bet atvažiuoja bronzos medalio laimėtoja Rizatinova ir kylančios Rusijos, Ukrainos, Izraelio žvaigždės, kurios irgi labai tituluotos gimnastės, ir manau, publika tikrai nenusivils matydama tokio lygio gimnastiką. Prieš keletą metų į Lietuvą grįžusi tituluočiausia visų laikų Lietuvos gimnastė, Europos čempionė ir pasaulio čempionatų prizininkė Dalia Kutkaitė ėmėsi gaivinti mūsų šalyje primirštą meninę gimnastiką ir tikisi, kad lietuvės atgaus turėtas pozicijas tarptautinėje arenoje. Po kol kas mes kopiame laipteliais į viršų, stengiamės, pas mus tikrai yra gražaus ir perspektyvaus jaunimo, bet ir dabar jaunimo rinktinė ruošiasi Europos čempionatui. Tai yra gabios, talentingos mergaitės ir aišku, tokie turnyrai joms labai padeda ir jos mokinasi, ir treneriai mokinasi. Aš manau, kad su laiku Lietuva vėl grįš į tas pozicijas, kur mes kažkada turėjome ir lygiaverčiai konkuravome su stipriausiomis kitų šalių mokyklomis. Dalios Kutkaitės turnyras Vilniuje organizuojamas antrus metus iš eilės ir šiais metais atitinka visus Tarptautinės gimnastikos federacijos pasaulinio lygio turnyrams keliamus reikalavimus. Lietuvos futbolo čempionate prasidės paskutinis ratas. Kovą dėl medalių tęs 6 A lygos komandos. Formatas buvo toks pasirinktas dėl to, kad vis dėlto 6 komandos, tai 4 vietos Europos taurėse dalyvauja ir norėjosi, kad būtų konkurencija dėl 4 vietų Europos taurėse, kad įsitrauktų 6 komandos į šitą konkurenciją. Tai, galbūt iš dalies nelabai pasiteisino, bet vis dėlto manau, kad 4 komandom čempionatą baigti anksčiau irgi yra netikslinga, tai 6 komandos tęsia kovą dėl aukščiausio apdovanojimo. A lygoje užtikrintai pirmauja titulą ginantys Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Lyderiai artimiausius perstojus Trakus lenkia 8 taškais. Labai atkakli kova vyksta dėl bronzos medalių. Klaipėdos Atlantas ir Marijampolės Sūduva turi po lygiai taškų. Ir dėl bronzos medalių, ir dėl išlikimo lygoje, ir dėl 5-6 vietos net vyksta atkakli kova, kas labai džiugina. Tai jeigu prognozuojant, tai tikrai net negaliu kažkokiai komandai atiduoti prioriteto, ar tai Atlantas, ar tai Sūduva, tikrai abi labai geros komandos ir tikrai sunku nuspėti, kas vis dėlto taps bronziniais nugalėtojais. Todėl prognozių tikrai nedarysiu, bet labai noriu, kad iki paskutinio turų išliktų intriga. Šemberas tikina, kad A lygoje ir kitą sezoną žais 8 komandos. Tai mes A lygos vadovai jau praktiškai šį sezoną kaip ir beveik užbaigė, jau ruošiamės, dėliojamės kitam sezonui planus. Ir kas liečia komandų skaičių, tai iš tikrųjų esame nusimatę, kad 3 metus šis skaičius tikrai turi išlikti toks, koks yra dabar, ir manau, kad šie metai parodė, kad tikrai tas komandų skaičius pasiteisina ir nežadame nieko keisti.
Iš A lygos iškrito paskutinę vietą užėmę Kauno Žalgirio futbolininkai, o prieš paskutinėje vietoje likęs Utenos Utenis žais išlikimo rungtynes su pirmos lygos vicečempionais. Tačiau galutinis kito sezono A lygos komandų sąrašas paaiškės ne tik aikštėje, bet ir po klubų licencijavimo, nes klubai gali netitikti A lygai keliamų reikalavimų. Lietuvos krepšinio lygoje savaitgalį vyks 8. turas. Didžiausia intriga laukia sekmadienį Kaune, kur pasikartos praėjusio sezono finalas. Žalgiris susitiks su Neptūnu. Po 7 rungtynių LKL lyderių poziciją dalyjasi po 6 pergalės iškovoja Žalgiris ir Vilniaus Lietuvos Rytas. 3 vietoje 5 pergalės turintis Panevėžio Lietkabelis. 4 vietoje su 4 pergalėmis Kėdainių Nevėžis. Toliau rikiuojasi po 3 kartus laimėjusios 4 komandos – Neptūnas, Prienų Vytautas, Pasvalio Pieno Žvaigždės ir Alytaus Dzūkija. 2 kart laimėjo Utenos Juventusas, vieninteliai be pergalių lieka LKL outsideriai Šiaulių krepšininkai. Stipriausia šalies ledo ritulio komanda Elektrėnų Energija savaitgalį namuose priims Baltarusijos aukščiausios lygos lyderį Gardino Nemaną. Energijos ledo ritulininkai Baltarusijos antrame pagal pajėgumą divizione tarp 12 komandų kol kas užima 8 vietą, tačiau tikisi pakartoti praėjusio sezono pasiekimą ir patekti į geriausiųjų ketvertą. Tikslai tokie patys kaip ir eilę metų, tai patekti į ketvertuką. Prizininkais sunku tenais tapti, nes lemiamuose mačuose, play-offuose ir teisėjai įtakoja stipriai tą žaidimą, bet ką padarysi, esame mes ten svečiai. Daugiausia Lietuvos rinktinės ledo ritulininkų išugdžiusiam Energijos klubui tenka kovoti ne tik su varžovais aikštėje, bet ir su miesto biurokratais savivaldybės koridoriuose. Ledo ritulininkams Elektrėnų ledo rūmuose pasiūlytas treniruočių ir varžybų laikas 9 valanda vakaro. Treniruotės ir varžybos Energijos klubui skiriamas nuo 21 valandos. Tai, nežinau, pas mus vis tiek yra žmonių, kurie atvažiuoja iš Kauno, iš Vilniaus. Tai treniruojantis 21 valandą, tu realiai namuose atsidurtum kokią 24. Tai neįmanomas toks dalykas. Situacija su kiekvienais metais sudėtingėja ir šiai dienai keletą kartų jau buvom kritę į tokią beviltišką padėtį su mintimis išvažiuoti iš Elektrėnų. Nes visiškai nesisprendžia, ten kažkoks ten sugedęs yra administracinis aparatas. Vienerios rungtynės savaitgalį vyks ir nacionalinėje ledo ritulio lygoje. Vilniaus Geležinis Vilkas susitiks su Kauno Tigrais. Nors aiškiai ir šio sezono favorite laikoma čempionė Energija, tačiau tikimasi, kad šį sezoną Lietuvos čempionate bus daugiau atkaklių kovų. Lygos lygis kasmet kyla ir šiemet matom Juodupė nusipirko ten visą eilę Rusijos legionierių. Ir aš taip manau, kad pasistiprinę mes, Juodupė ir Energija, esam tos komandos, kurios gali bet kurią aplošti. Šiemet manau, kad tikrai gali įkast tikrai ne viena komanda, ir Pankai, ir Juodupė, pasistiprinusi Kaliningrado penketukų ir vartininkų. Kodėl? Todėl, kad Energijos komanda šiemet stipriai atjaunėjo. Lietuvos čempionate mes stengiamės duoti pasireikšti daugiau jaunimui, nes mes pagrindinį akcentą į Baltarusijos čempionatą. Hockey Punks vadovai patvirtino, kad ir šį sezoną Vilniaus komandoje keletą rungtynių sužais olimpinis čempionas Darius Kasparaitis, kuris ketina debiutuoti ir Lietuvos rinktinėje.